Sveiki visi. Ji valo mūsų orą ir vandenį. Ji yra visur aplink mus ir yra mumyse. Ji gali būti juoda, bet gali būti ir skaidri. Jos yra visur. Tai yra anglis. Iš anglies yra padarytas grafitas, taip pat ir deimantas. Anglį tyrinėjau jau maždaug 5000 metų ir pagaliau, kai paaiškėjo, kad apie anglį išsiaiškino viską žmonės, mokslininkai ištyrė dar vieną anglies savybę. Tai yra tai, kas pakeis jūsų gyvenimus. Mokslininkai paėmė anglies atomus ir juos išdėliojo taip, lyg būtų tinklas į tokią struktūrą. Ir gavo pačią tvirčiausią medžiagą, kuri yra dabar šiam pasaulyje. Ir ši medžiaga yra tokia tvirta, kad jūs galite paimti dramblį, uždėti dramblį ant pieštuko, pieštuką uždėti ant grafeno ir jis jos nesudaužys. Taip pat galite paimti šią medžiagą, susukti štai į tokį vamzdelį ir gausit anglies nano vamzdelį, kurios skersmuo yra 1 000 000 kartų mažesnis už jūsų plauko storį. Ir šie nano vamzdeliai pasižymė tokia savybė, kad yra 100 kartų stipresni už plieną ir jau dabar yra naudojami laivų statyboje ir kitose dalykuose. Įsivaizduokite savo dviratį, kuris būtų pagamintas iš šių nano vamzdelių. Jūsų dviratis būtų 6 kartus lengvesnis nei plieno ir būtų toks tvirtas, lyg 100 kartų tvirtesnis už plieną. Taigi, mokslas šiuos vamzdelius jau naudoja ir pagrindinė problema, su kuria dar susiduriama, yra tai, kad nano vamzdelių negalima sukurti tiek daug, kad jie būtų plačiai naudojami komercijoje. Tačiau jie ateityje planuojami panaudoti lifto gamyboje į kosmosą, nes iš jų galima nutiesti lyną maždaug 100 000 kilometrų į kosmosą ir įrengti liftą, su kuriuo galėsite pasikelti į aukštesnę erdvę. Ir tai būtų labai puiku ir tai iš tikrųjų yra labai reali idėja, nes jau dabar NASA prisideda prie šio projekto ir vykdo tyrimus, kurdami šį liftą. Taigi, kas seniau buvo aprašoma tik tai knygose, fantastinėse ir vadovėliuose, tai gali tapti jūsų realybė jau šiandieną. Ačiū.